trečiąjį Minecraft Pocket Edition išlikimo epizodą ir iš karto norėčiau pasiteisinti, kodėl nebuvo video. O nebuvo video penktadienį, žinot kodėl, jei mane žiūrėjote, dėl to, kad buvau išvykęs truputėlį, o šeštadienį, sekmadienį, pirmadienį ir nežinau, antradienį, jeigu šį video kelsiu trečiadienį, dabar filmuoju, tai antradienį, manyčiau, šiandien turėčiau kelt vakare, bet nebuvo video dėl kad sirgau ir man žiauriai skaudėjo gerklę. Ir šiandien, tiesą sakant, dar šiek tiek skauda, bet ne apie tiek. Man skaudėjo tiek, kad buvo net sunku šnekėti dabar šiek tiek, bet niek tokio. Bet gerai. Eikime prie šio epizodo tikslo. Šiandien mes bandysime savo pastatyti, nežinau kaip pavadinti, tiksliai tvartą tikriausiai. Taip. Jo, matot, jau pasidariau pamatus, koks jis bus. Štai tokio dydžio. Jo, manau, nieko nelaukdami pradėkime, nes laiko nėra daug, dar pažiūrim, kada pradėjau filmuoti. Aha, gerai. Ir jo. Matot, čia jau prisirinkau medienos įvairios. Čia yra... Man tiesą labai pasiskė, nes visiškai čia neturi yra ta sprūs medžių. Nežinau kaip, tokia vieta, kur jie auga. Ir čia dar kauk medžio. Turėjau seplingų, tai čia prisijauginau dar 3 čia medžiai. Reikės juos nukirsti, bet... Jau šį visą... pastatą aš jau buvau susiplanavęs savo Creative pasaulyje ir sakau, man čia nebus taip sunku galbūt įstatyti 3, 4, taip einam čia 1, 2, 3, 4 jo, matot, nebus jis toks didelis, bet manau galbūt ateityje man neužteks tiek vietos auginti gyvūnam, reikės tą medį nukirsti. Kaip matot, vėl daugiau vietos atsirado nuo to, kad aš štai ten užlyginau vandenį, čia buvo tokia kaip ir įlankėlė, tai jos dabar nebėra ir tiesiog visą savo dirbto atsargas išnaudoju būtent ten. Ir dabar, ką man reikia daryti? Aš dabar tiesą pasimečiau, nebeatsimenu, ką reikia daryti. Jo, žinau. Ir beje, pasikeitė mano skinas, dabar štai toks. Jo. Kažkaip man šitas labiau patiko, taip pasikeičiau. Ir galim daryti berods. Taip. 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 Aš neatsimenu tiksliai. Nes jau šitą jau buvau šiek tiek seniau pasistatęs. Savo Creative pasaulyje, bet gerai, kažkaip atgaminsim. Taip. Kažkaip mažokai kalbu skau, nes šiek tiek dar skauda gerklę, kažkaip sunku ilgai ištemti šitokį kalbėjimą visą laiką ir jo, nes negaliu taip grinai tokias 2 minutės vien taip ilgai, gerai šnekėt, man reikia šiokių tokių pertraukėlių, bet nežinau, manau, susitaikysit su tuo ir labai ant manęs nepyksit. Jo. Kaip aš nepripratęs žaisti, be Pilot Control čia. Yra tas Pilot Control, bet nėra to... kaip jūs nežinau, kaip vadinasi to kryžiuko ar dar ko čia. Nežinau, kaip jį netiksliai vadinti, bet mūsų šitas visas tvartas tikriausiai taip turėtų vadintis. Atrodo štai taip. Taip. Kaip matot, galbūt neblogai atrodys. Vėlgi matot, viską darau iš šito sprūs medžio ir dar kauk medžio, nes tai mano gražiausia, tai labiausiai patinkantis man medžiai. Čia, kaip matot, tokie kaip ir pamatai apačioj. Pagalvojau apie viską ir mūsų pikeksas. Tai mums jau šitą iškirtom. Ne. Kaip čia man? Persiūrėsiu versiją kažkokią ispanišką. Galvojau, kad Alpha Build 1, bet vis tiek Alpha Build... Galvojau, kad Alpha Build 2, bet vis tiek Alpha Build 1, tai jo. Ir jo, ten buvo parašyta, kad Alpha Build 1, bet vis tiek Alpha Build 2 buvo parašyta, Gerai, tai manau supratot mane, kad turėjau
omeny, dabar man reikėtų šiek tiek irono. Padaryti... Ne, tai padaryti savo, kur čia, va, štai, ta grotas ir dėti jas. Čia mūsų gyvuliai augs kaip kiam kalėjime. Jo. Visiems štai šių, kažkaip per inventorių reikėjo susitvarkyti prieš video. Šitam savo mapę gan nemažai, tiesą sakant, žaidžiau, bet taip dariau tos visus nuobodžiuosius darbus. Ten kažką išlyginti, dar ten kažką, tai, kaip matot, gan neblogai pasidirbėjau. Ir man dabar reikia laiptų šiek tiek. Galėčiau iš karto ir padaryti sprūs laiptų. Gerai. O kaip aš mažai kalbu įsivaizduoju. Bet manyčiau, kad bus gerai. Taip. Gan neblogai, tiesą sakant, atrodo. Šis mūsų tvartas, aišku, nors kiek čia tvartus reikia puošti, bet aš dirbtų iš vis nebeturiu praktiškai. Kur yra mano štai šis daiktas. Taip. Klipėti šiek tiek reikia. Taip. Manau, kad šis mano statinys galbūt 2 epizodus užims, nemanau, kad aš spėsiu jį pastatyti per vieną epizodą. Aš dabar supratau, kad aš būčiau tikriausiai ir tai pasiekęs. Žiūrim, kiek laiko filmuoju. 6 minutės maždaug, galbūt kiek mažiau ar daugiau. Bet maždaug tiek ir aš neturiu kirvio, aišku, vau. Kas per šūdas? Kažkoks ekranas purvinas, nežinau net kodėl. Žal limpa. Brolis tikriausiai buvo paėmęs. Jo, einam galbūt daryti pernakvot, kad mums čia netrukdytų visokie tai nevykėliai. Čia kaip matot, šiek tiek dabar laukia įsikūriau, nes paprasčiausiai kaip naktis tingiu bėgti namo miegot. Čia aišku saliuką padariau. Ne, gal čia netyčia padėjau. O čia, nežinau, čia įmasi tą mūsų grūdų fermą, bet nenukrypkim nuo temos, čia kažkokia tragedija galbūt. Perdarysiu ir jo, galbūt mes greitai tik tai darom šitą dalyką, nes tai čia jau kiek daugokai užtrunka šitas visas statinys. Taip. Gan neblogai, man atrodo, man kažkaip, žinokit, patinka šis visas tvartas. Nors kaip pagalvojus, tiesą, kas tvartus puošia, bet koks skirtumas. Mes puošim, viską tenksimės, aišku, puošti. Nežinau, neatsimenu, ar esu minėjęs, kad šitame, tuos savo epizoduose aš tenksiuos kuo daugiau statyti, nes man statyti Minecraft'e labiausiai patinka ir jo. Ir stengsiuos kuo daugiau statyti visokius tai statinius, kuo jų daugiau. Aišku, aš manau prigalvosiu jų, bet galbūt aš norėčiau iš jūsų, galbūt komentaruose pamatyti, ko jūs norėtumėte, ką aš galėčiau galbūt čia pasistatyti savo šitame pasaulyje, kad nebūtų tik mano vien idėjos, bet kad būtumėte prisidėję ir jūs prie šito viso mapo. Tai jo, manyčiau, būtų labai malonu iš jūsų pusės, kad kažką pasiūlytumėte, ką galėčiau dar pasistatyti ar padaryti šitam savo pasaulyje. Porą dalykų esu suplanavęs jau, ką darysiu, tai tikrai esu kol kas visiškai su idėjom, tikrai nesu toks be idėjų ir jo, bet sakau vis tiek, jeigu jūs parašysite komentaruose, ko norėtumėte, tai jo, būtų labai, žinokit, irgi malonus dalykas, kad daryčiau ne tik kas man įdomu, bet kad būtų įdomu ir jums. Kaip matot, man šiek tiek lagas apmažėjo, tai buvo, kad savo screen recorderio settinguose radau tokį dalyką kaip kad apmažinti FPS-ą, tai tiesiog padariau 5 ir dabar visiškai nebelagina. Ten dar porą settingų pakeičiau ir dabar visiškai nebėra lago.
Anksčiau apie tai nepagalvojau ir žiūriu, kiek laiko yra dar šiek tiek, dar 9 minutės maždaug, tai jo dar šiek tiek padarysim. Kažkaip greit statosi, tiesą galvoju, kad aš ilgiau užtruksiu, bet gan greit. Traukiant tą pakrovėją neįskriaus. Jo. Nu, kad galėčiau, aišku, dabar už epizodą, tai padaryti ant epizodo, nes nenoriu per daug visko daryti už epizodo, nes paprasčiausiai bus neįdomu. Taip, dabar galvoju, kad galima būtų įdėti, kur mūsų šitie daiktai. Kaip aš nepavydu čia. Čia viena. Jo, manau bus gerai. Klausimas, man užteks tų grotų. O mano iron atsargos, kokias aš turiu ir dar naudoju. Ne, man dar reikės keturių, bet nu gerai, kad pasidarysiu dar. Bus proga, manyčiau, dar šiek tiek pakeivinti, bet manau už epizodą, nes kažkaip, aišku, jau manau ir neįdomu, kad tas keivas vaikščiu. Nu ir galbūt nuveisim kada nors, nes dar nebuvom, tai jo keivuose. Ir jo. Taip. Atsiprašau, dabar šiek tiek yra garsų, tai manyčiau, kad dabar aš su jumis norėčiau atsisveikinti ir pasakyti, kad ačiū, kad žiūrėjot ir šitą mūsų visą statinį pratęsiu kitam epizodė, dar mane sutrūkė, tiesą sakant, taip tik laiku, nes dabar ir planavau baigti video. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot, susimatysim 4 epizode.